diskusijai užsirašė, paskui aš taip. Diskusijai Petras Gražulis nėra, Egidijaus Klumbio nematau ir kviečiu Saulių Stomą. Ateina Petras. Tai tegul sėdi vietoje. Ačiū, pirmininkė. Ačiū kolegos, kad galiu pirmas kalbėti. Tai labai gerai, manau, kad šiandien mums pasisekė, kad sutapo dviejų institucijų veiklos svarstymai. Tai Generalinės prokuratūros ir STT. Mes galime palyginti instituciją, kuri dirbo gerai, ir institucija, kuri iš esmės nedirbo, čia jau kalbu apie prokuratūrą, nedirbo, tik tai imitavo darbą. Ir galima tiesiog imti rezonansinės bylas ir smulkesnės bylas, žiūrėti kokią situaciją ir matysime, kad iš esmės tai buvo darbo imitacija. Todėl siūlyčiau kolegom tikrai parodyti principingumą ir balsuoti prieš. Tai būtų ženklas, kad mes rimtai žiūrime į ataskaitas, kad tai nėra formalumai, kad nėra kažkoks pasiplėpėjimas mūsų čia vidinis, niekam neįdomus ir jokių rezultatų nesulaukiantis, o rimtų vyrų rimta šneka. Todėl vėlgi apeliuoju į prezidentės pranešimą. Tarp kitko, prisiminiau kažkodėl tai Margaretos Thatcher pasakymą viename savo ministrų kabineto posėdyje, kur buvo svarstomas labai vienas svarbus krizinių momentų klausimas. Jinai buvo vienintelė moteris tarp vyrų ir pasakė, man atrodo, aš esu vienintelė su kiaušais. Tai kartais man atrodo, kad prisimindamas Arūną Valinską pasakysiu, kad mes čia esame bobų seimas ir turiu galvoje čia ir save, neįskiriu nei savęs. Mes daug plepame, o rezultatų nelabai yra. Todėl siūlau nepritarti prokuratūros ataskaitai. Na, imkime tas, kas buvo žinoma žiniasklaidos, sakykime. Jau neminėsiu čia tos garsiosios pedofilijos bylos. Yra daugybė bylų, kur netgi liečia Seimo narius. Ir jos yra, ar dėl to gal, kad liečia Seimo narius, yra nei pabaigiamos, nei pasakomas kažkoks tai verdiktas. Na, prisiminsiu, kadangi kalbam šiandien.